1940 rugpjūčio 3 į senuosius Kremliaus rūmus įžengė Lietuvos Seimo atstovai. Lenino šalies aukščiausiosios tarybos deputatai drauge su mumis sprendė tolimesnį Lietuvos likimą. Iš laikino Respublikos prezidento Justo Paleckio lūpų išgirdo, kokia sunki buvo lietuvių tautos praeitis. Baudžiava, carizmo priespauda, fašistinės diktatūros naktys. Bet partijos vedama liaudis kovojo ir nugalėjo, kad būti su tais, kurių idealai visų darbo žmonių svajonė. Kremliaus skliautais nuaidėjo lietuviškas poetinis Salomėjos Nėries žodis. Skambėjo Lakštingalos balsas. Didvyrių kelias, kovotojų kelias, ten žadina žygiui, laimėjimui kelią, laisvuosius tarybų vaikus. И вот земля заговорила.